Palieskim šiek tiek antrą pakopą, nes tai irgi yra viena investavimo dalių ir dabar tai yra labai aštri tema, nes kitais metais, aš kaip suprantu, žmonės atsiims antros pakopos pinigus. Kiek prognozė yra pinigų bus įpurkšta į Lietuvos cirkuliaciją ekonominę? Ir 60% žmonių pasakė, kad atsiims savo lėšas. Ir mano įtarimas yra, kad tas skaičius gali būti pakankamai didelis, nes tie, kas turi daug sukaupę, jie kaip ir galėtų palikti tuos pinigus tam fonde ir jie supranta prasmę ir esmę, kodėl jie ten yra kaupiami. Jie tikrai supranta, kad yra geras daiktas, bet jie greičiausiai pasiminės lėšas dėl to, kad atsibodo reformos ir ypatingai šios reformos. Ši paskutinė reforma, jinai suduoda milžinišką žalą pačiai sistemai, nes fondų dydis susitrauks, kas reiškia, kad pabranks tie vadinami anuitetai, kurių daug žmonių žodžio nesupranta, bet tas mechanizmas, per kurį išmokamos lėšos atsiejus pensijiniam amžiui. Tai yra, Tai paaiškinkim, anuitetas anuitetas sukako yra, 65 metai. jo, tada jūsų grubiai, taip sakant, sumą dalina iš 20 metų. Jeigu sukaupi 20 000, dalina iš 20, tai yra, kad 1000, tą 1000 dalina iš 12 mėnesių, tai kas čia lieka, tai vėl apie 80 eurų ir tą 80 eurų jums kas mėnesį išmokinės. Likusi suma bus valdoma šiek tiek, investuojama, ten galima pasirinkti, kaip jinai bus valdoma, bet iš tiesų va, tas 80 eurų tas anuitetas. Minus iš jo dar bus minusuojama pati paslauga, nes jinai irgi kainuoja. Administravimas, suskaičiavimas, paskui yra rizika, kad jūs gyvensite labai ilgai arba kažkas gyvens trumpai. Ir jeigu sistemoje lieka mažiau žmonių ir mažiau pinigų, tai to visos sistemos administravimas gula ant mažesnio kiekio. Reiškia, tai sumažins netgi tas išmokas, kurios bus mokamos ateityje. Ir tai vienas momentas. Kitas momentas. Čia jeigu taip tiksliau paaiškinus, tai įsivaizduokim, yra namo bendryje Jo. ir Pusė būtų išnyksta. pusė būtų išnyksta, O bet stogą reikia dengti visiem. reikia remontuoti. Jo. Ir dalinsite jau Taip. stogą ant tų pusės Tai būtų. šitas momentas, jisai kenkia iš tikrųjų. Kitas momentas, kaip sakau, čia yra suteikiamas šansas išeiti ir dažniausiai tokių šansų nepasitaiko. Tai tas, kas turi rimtą pinigų sumą, greičiausiai nuspręs pasitraukti. Plius, dar pasitraukiant dalis lėšų turės grįžti į sodrą, bet už tai gausite taškų sodros, kas reiškia, kad įgysite pranašumą prieš tuos, kurie nekaupė anksčiau, nes tu galėsi nusipirkti sodros taškų, iš kuriuos ateityje gausi didesnę pensiją. Tai čia yra toksai patrauklumas dar, aišku, ten klausimas dėl kainos, jinai galbūt šiek tiek per aukšta, bet vis tiek mes nežinom, ateityje tos pensijos tikrai augs. Tai šitas. O tie, kas turi didesnės lėšas, jie tiesiog nueis į trečią pakopą, gyvybės draudimą, į dar kažkur, tai arba į akcijas tiesiog suinvestuos, arba į fondą suinvestuos, ir jis turės kontrolę tų pinigų. Tai šitie, aš manau, kad neprisidarys savo daug bėdos. Čia geruoju atveju. Geruoju atveju, bet daug jie atsijims. Nes vis tiek, jeigu sukaupi kokią 50 000, greičiausiai uždirbi tikrai šio laiko momentu turbūt daugiau negu 5 000 eurų. Ir tikėtina, kad moki elgtis su pinigais. Nors nebūtinai, nėra tai rodiklis. Tai vienas dalykas. Tai va šitie, jie gali nedaug žmonių, bet daug procentų pinigų išnešti. Nes kažkur apie 2% žmonių turi virš 50 000. Bet jie bendram katile sudaro didelę pinigų masę. Tai jeigu 60 ir į juos įeis tie 2%, Tai 2% tai gali būti daugiau. Ir tada yra baimė kita, kad gali būti dar sekantys politikai, kurie priiminės sprendimą, sakys, po 2 metų, jau kai baigsis reforma, sakys, tai čia nieko neliko. Tai uždarom, kam čia reikalinga tokia sistema. Tai va čia yra rizika, kad jie suvokdami šitas rizikas žmonės, jie trauksis, o kiti, kurie mato tos ten 2-3 tūkstančius, 5 000, jie irgi pasitrauks, nes turi galimybę dabar čia ir dabar pasimti tos kelius tūkstančius eurų ir nelaukti ten tos savo senatvės, nes neturi jokio priraišumo ar kokios, sakykime... Nes čia ne ta suma, dėl kurios verta toliau kaupti ir tenai tikėtis, kad tu gausi tos 30 eurų plus prie savo pensijos. Ir daugelis žmonių ir dėl to abejojo, sako, tai kaip aš čia kaupiu ir 65 metų man dar kas mėnesį išmokės,
O jeigu aš, sako, tik 70 metų sulauksiu ir mirsiu, tai aš net tais pinigais nepasinaudosiu ir tai teks mano vaikam, tai dėl ko aš čia kaupiu? Tai gerai, aš tuos 5 pasiimsiu Taip, ir dabar ką nors veiksiu su jais. taip, nes tie 5 000 dabar yra, nu, jie iš karto materializuojasi į apčiuopiamus daiktus. Ta prasme, ką aš galėčiau dabar padaryti, jeigu gaučiau 5 000. Ir O ką jeigu reiškia? nekaupiau niekada, tai išvis tie 5 000 labai fainai atrodo, nes tai gali būti, jeigu dirbu apie vidutinį atlyginimą, 3 mėnesiai papildo iš Taip. karto gaunama. Ir ką tai reiškia ekonomikai, būtent tai, kaip va šitie žmonės tuos pinigus išsiims ir paleis į vartojimą. Tai reiškia, kad kelias dešimt, kaip pasakyti, keliasdešimt šimtųjų procento BVP pakilimą. Nes tikrai Estijoje mes matėm buitinės įrangos pirkimų padidėjimą, mes matėm e, atostogų pardavimų padidėjimą, e, iš esmės vartojimo padidėjimas. Tai yra momentinis toksai pinigų išleidimas, kur jeigu ateis kokie, nes Estijoje apie pusę pinigų kažkur į vartojimą iškeliavo, tai jeigu pritaikysim tą pačią taisyklę, jeigu tikrai išeis 60% pinigų ir 3 milijardai pateks į vartojimą, na tai artimiausius 2 metus turėsime tokį pagyvėjimą. Gerai, Nes, čia o toksai paskui turėsime reikalų. fiktyvus Jo. pagyvėjimas. Tai reiškia, kad tos įmonės, kaip tu sakai, kelionės, buitinė technika, ten tikėtina bus keliami kažkiek tai vėl atlyginimai, bus daugiau pardavimų, didesni pelnai, akcijos kils, bet po 2 metų, kas tada? Juk pinigai baigsis. Tai čia iš vis mes turime labai įdomų laikotarpį. Kitais metais tikrai pasipils nuo sausio 1 dienos, kai tik priiminės paraiškas lavina pinigų, kurie ateis balandžio mėnesį, nes balandį pradės išmokinėti. Vienas momentas. Čia tikrai bus keli milijardai eurų. Antras momentas. Lietuva gauna iš ES 6 milijardus gynybai lėšas. Jie ateina, dalis iš karto nukeliaus, aišku, į ginkluotės pirkimą, kur čia Lietuvoje neliks, bet dalis liks tokiuose dalykuose kaip kareivinių statyba, gelžbetonis, kitaip sakant. Tai keliai, kareivinės, visi šitie dalykai, jie čia liks tie pinigai ir jie čia kels visą paklausą. Statybos sektorius. Statybos sektorius. Tada, žiūrint iš klasikinio požiūrio, gynyba, finansavimas, jisai išsiskaido dabar, pavyzdžiui, Krašto apsaugos ministerijos biudžete į 3 dalis. 1/3 keliauja ginklams, 1/3 infrastruktūrai, gelžbetonui ir 1/3 personalui. Tai va tie pinigai, kurie ateis į dar gynybą, jie pūs ir personalo poreikį, ir pinigų čia liks, tai 2/3 tų pinigų kažkaip tai turėtų likti čia Lietuvoje. Tai va, tai ir dar ateina ES paramos, tai artimiausius 2 metus mes čia galime turėti tikrai tokį visai įdomų laikotarpį, kai pinigų stumdymas bus į vieną ir į kitą pusę ganėtinai didelis. O po to, kaip tyčia, po 2027 metų ateina nauja ES rėmimo programa, kuri baigėsi 27 metais. Ir labai tikėtina, kad jinai bus mums labai stipriai apkarpyta, nes mes būsime išsipūtę ekonomiškai ir mus tikrai pripažins ekonomiškai išsivyščiusią valstybę ir paramas stums tiems, kas yra skurdesni. Ir jau dabar žemės ūkiui buvo diskusija, bet jau yra pasiūlymas, kaip pavyzdys žemės ūkio rėmimui 20% 28 metais nuimti pinigų. Tai klausimas, kaip kitos rytis bus skaičiuotos, nes dabar jau po truputį projektuojamas tas, kas bus 28. Tai va čia tas 28 metų toksai gali būti šuoliukas, sakykime, į kažkokį tai sudėtingesnį laikotarpį, kur mes būsim pripratę prie didelių pinigų masių. Ir prie to be abejo prasidės ir ta antra pakopa, nuo kurios mes pradėjome. Bet čia, ką norėjau pailiustruoti, kad sutampa labai daug finansavimo, kuris ateina į Lietuvą ir tokiam rimtom sumom. Tai paprastam žmogui, jeigu dabar tiesiog paimkim paprastą žmogų gyvenantį iš vidutinio atlyginimo, dirbančiam, kokius gyvenimo sektorius jam tai palies ir ką jis pastebės. Nes iš to, kad tu pasakei, ateina labai daug pinigų, reiškia 1/3 nukeliauja personalų gynybos, tai reiškia atlyginimai, visa kita didės. Valstybės sektoriui reiškia valstybės atlyginimai padidės, automatiškai turės ir aplinkų įmonės, kad konkuruotų didinti kažkaip tai atlyginimus. Įpurkš krūvą milijardų pinigų į vartojimą, reiškia irgi
verslininkai kažkurie ten elektroninę prekybą užsiima muiliukais, perliukais ten ir kitais dalykais, pajus prekybos padidėjimą, kelionės irgi padidės, Vilniaus oro uostas vėl skelbs rekordinius išskridimus ir taip toliau. Ar tai reiškia, kad žmonėm brangs produktai, brangs kelionės, gali viskas brangti ir po to po 2-3 metų, 28 metais mes ir pajusime dabar tą krizę, apie kurią mes čia laidos pradžioje kalbėjome, nes per daug gerai pradėsim gyventi. Tai kad kainų nemažins visi šitie procesai, tai faktas. Produktų kainos gal jos be abejo didesnės, jos visada didėja, bet nedidės tokiais dideliais tempais, nes tai yra vis tiek europinė rinka ir jeigu čia pas mus labai didelės kainos bus, tai tikrai atsiras, kas atveš pigiau. Tai mes vis tiek dabar paskutiniu metu procesas buvo toks, kad spaudėmės link tų vakarų Europos, jūs vijomės ir praktiškai esame pasivyję, nuvažiavę ar į Vokietiją, ar į Prancūziją, nuėję į parduotuvę, ten nelabai stebimės tom kainom, jos praktiškai tokios pačios, arba netgi kai kuriais atvejais dar pigiau gali būti, bet čia dėl specifikų. Bet kas brangs tikrai, tai paslaugos visos, kur yra žmogus, nes mes gausim pinigų, išleisim kelionių organizatorius gaus daugiau pinigų, tada jisai išleis lengvesnę ranką kirpėjui, kirpėjas pasikels kainą, nes norės gauti daugiau pajamų ir ta spiralė jinai įsisuks. Tai aš manau, kad paslaugų kainos, nors jau mumis jos irgi stebina pagal augimo tempus, bet jos toliau augs. Nes pinigų tiesiog yra per daug. Kai daug pinigų, labai visi nori jos leidžia. Tai va čia ką paprastam žmogui, kokią žinutę išgirsti, tai vienas dalykas, kad kainos didės, tai faktas, bet antras dalykas, tuo nereikia piktintis, nes greičiausiai ir paties atlyginimas augs dėl tos pačios priežasties, dėl tos pačios spiralės. Ir antras dalykas, nuo ko pradėjome, tai jeigu atsiranda daugiau pinigų, gal kartais daugiau pataupyti reikia. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.